Nu, labas, mėly draugai, sekėjai, jau net ir Aidas mūsų namuose, ne mūsų projekte, kurį bandom užbaigti ir atiduoti klientams. Kadangi neseniai yra išfuguotos plytelės, tenka lipti tik ant pačių plytelių. Na štai, turime išdažytą, iššpakliuotą mūsų sumontuotos palangės, parinktas oilius palangiai palei grindų spalvą. Prie lango vieta jau puikiai matosi. Dar trūksta apvaduko grindinių ir vidinių durų. Na ir aišku baldų. Čia stumdoma spinta, ten stumdoma. Turime vonią, jau rodžiau. Pilnai užbaigta su pailgu trapu. Vienas kambariukas. Puiku. Turime kitą kambariuką su neprigaunu parodyti, bet tikriausiai matosi. Na ir turime dar vieną kambarį. Su atracole. Ant šitos sienos turės būti baldinė plokštė per visą sieną. Todėl šitą palangę iškišom per 18 mm plačiau. Tai ant šitos montuosis baldinė plokštė. Turime dar vieną sanmazgą. Duris į terasą. Turim atracolę štai čia. Taip pat bus stumdomos duris. Visur turime LED šviestuvus. Čia ir čia. Viso namelio plotas 74 kvadratai. Bet išnaudota visa įmanoma erdvė. Taip kad jau kitoj savaitėj, manau, užsibaigsim paskutinius dar tokius fugavimus, nes išfuguota yra iki čia. Išfugos paskutinę dalį. Na ir kas beliks, tai nešti baldus ir džiaugtis mūsų atliktais darbais. Ir šiltų, ekonomiškų, gerų namelių. Nes turim 3 kW šildytuvą, kuris buvo pajungtas, tai neina tverti šitame name. Tai net išjungiam lauk. Nėra jungtas, nes gan šilta. Nu ir lauke nėra minuso. Tai ką, draugai, čia kaip ir būsim užsibaigę. Dar liko tik fasado apdailoj vieną sieną užkalt. Dvi sienas užkalt. Bet kadangi dabar labai yra lietingi orai, tai laukiam kol pradžius, nes į sklypą vienoj ten kraštiniai labai laikosi vanduo, nes nėra padaryto dar pilnai drenažo.
Dar sprendžiam, kaip jį čia nuvesti. Ir užsikalsim, perdažysim visą fasadą, visas vineles, nes vinelės neuždažytas. Ir būsim pilnai užbaigę namą nuo pat pamatų. Net ir pamatus ir tuos mes šitam namui įrengiam. Nuo pat mes gavom tik projektą ir nuo projekto pradžios mes perėmėm šitą statybą ir įgyvendinom realiai. Tai va, čia viena tracolė, pilna vietos daiktams susikrauti. Čia bus sieninė spinta. Čia bus visos komunikacijos, pečiai, boileriai ir stumdomos durys pasidarys, kad paslėpti visą tai. Ant tualeto montuosis spintelė. Ir led ruošinys iki pat sienos. Veidrodis, kriauklė. Čia yra šildoma sienelė padaryta, rankšluosčiam pasigabinti. Taip pat yra padaryta šildoma sienelė ir kitom sanmazge, kad nereikėtų kažkokių tai gyvatukų kabinti ant sienos. Čia šita sienelė yra visa šildoma padaryta. Tai reikia pasikabinti laikiklius ir bus rankšluosčiai džiūnantis kažkurie iš šitų kabelių. Na, elektrikas, manau, žino ir sujungs. Tai ką, draugai, šiandien penktadienis, daug reikalų buvo, šiandien pavargau labiau nei fizinį darbą dirbdamas. Tai tikiuosi viskas tik į gerą. Važiuoju namo ilsėtis, savaitgalis. Taip pat ir jums visiems linkiu gero ir poilsingo savaitgalio, pailsėkit. Na, o pirmadienį startuosim su naujais darbais ir su naujais projektais. Tai va, ten židinys turi būti, kurį turiu atvežti. Jau yra atvažiavęs, atvešim, pastatysim ir galės kūrent. Tai va, draugai, šiandien tiek, kam patiko, kaip visada, nepamirštam paspausti nykštukus į viršų, kam nesunku pasiekite mūsų Indesta puslapį. Na ir kam labai patiko šis vaizdo įrašas, prašau pasidalinti su draugais, manau ir draugams patiks. Šiandien tiek, na, o kaip visada su jumis buvo Vytautas ir iki sekančių vaizdo įrašų. Iki.